Labadiena. Šiandien norėčiau pakalbėti Jums apie gliutaminą. Gliutaminas tai yra viena iš vadinamų pakeičiamųjų aminų rūgščių, nors tyrimais paremta medicinos literatūra sako, kad dėl jos svarbos tai gali tapti kažkuriuo metu pervadinta į nepakeičiamą aminų rūgštį, kadangi gliutamino mūsų organizme visada pristinga tada, kada mes patiriame fizinį stresą, emocinį stresą, esame veikiami kažkokių tai neigiamų aplinkos faktorių. Gliutaminas visada reikalingas ten, kur yra žaizdos. Užsienyje, užsienio klinikose gliutaminu gydomi nudegimai, gydomos sunkios traumos, skatinama reabilitacija žmonėms, kurie yra patyrę sunkių lūžimų, raumenų plyšimų, ypatingai tinkamas yra po virškinimo sistemos operacijų. Daugelis būtent tyrimų rodo, jog naudojant L-gliutaminą atsigavimas ir ligonių mirtingumas klinikose sumažėja ženkliai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ši aminų rūgštis, atrodytų ir paprasta aminų rūgštis, bet gali žymiai pasitarnauti žmogaus sveikatais. Šiandien norėčiau nekalbėti apie medicininės gliutamino naudojimo savybės, norėčiau pakalbėti apie jo naudojimą sporte. Kadangi sportas tai yra trauma. Mes pirmiausia visi žinom, norime pasiekti gerą rezultatą, mes turime labai sunkiai treniruotis. Ir treniruodamėsi labai sunkiai mes dažnai nepastebime, juk mūsų raumenys yra traumuojami. Aš manau, kad retas iš jūsų testuojasi darydami kraujo tyrimą, tai yra tikrindami kreatinkinazės koncentraciją organizme, kas parodytų, ar jūsų organizme yra mikrotraumas, ar jų nėra, ar jūs galite dabar tęsti treniruotę, ar jūs negalite tęsti treniruotis. Būtent dėl šitos priežasties aš siūlau žmonėms naudoti gliutaminą. Ir gliutaminas, kaip ir kitos grynosios aminų rūgštys, turėtų būti naudojamos kursai. Geriausia naudoti 14 dienų naudojame kasdieną, 7 dienos darom pertrauką ir vėl kursą galime kartoti. Jeigu jūs gliutaminą naudojate tik treniruočių dienomis, jūs galite naudoti prieš treniruotę ir iškart po treniruotės kartu su jūsų baltymų gėrimu, kartu su jūsų BCAA aminų rūgštimis, kartu su kreatinu. Gliutaminą galima labai gerai kombinuoti. Gliutamino sinergija. Gliutaminas mėgsta draugiją tokių produktų kaip kreatinas ir kaip BCAA arba išsišakojusios grandinės aminų rūgštys. Tokiu atveju jūs galite naudoti gliutamino vieną arbatinį šaukštelį, sumaišykite su vienu šaukšteliu kreatino ir naudokite 3 kapsulės BCAA aminų rūgščių iškart po treniruotės. Kaip padaryti taip, kad jūsų gliutaminas, kad jūsų kreatinas būtų pasisavinami maksimaliai. Paimame stiklinę vandens, šiek tiek drungno, virinto vandens, įdedam arbatinį šaukštelį medaus. Kada jūs naudojate medų, jūs turite žinoti, kad medų naudojate į arbatą ne tik tam, kad būtų saldi arbata arba medaus skonis. Medus fitologija, sakykime, tiesiog vadinamas kaip pernešėjas. Tai yra tas arkliukas, kuris gali nunešti medžiagą iki ten, kur jai ir reikia. Todėl mes įdedame arbatinį šaukštelį medaus, įdedam truputį druskos. Kodėl druskos? Mes padarome tiesiog lengvą hipotoninį gėrimą, kaip žinome, vanduo organizme teka ten, kur mineralų koncentracija yra didesnė. Tai jeigu padarysime mes per didelį koncentraciją, kodėl, sakykime, negalime naudoti mineralinio vandens didelės koncentracijos, tai mes turime padaryti nedidelės druskų koncentracijos mineralinį vandenuką, dedame arbatinį šaukštelį gliutamino, arbatinį šaukštelį kreatino, gerai išmaišome ir šito gėrimo užgeriame aminų rūgštis. Štai jums potreniruotinis puikus gėrimas. Tokį pat gėrimą jūs galite naudoti ryte tik atsikėlę. Šio gėrimo jūs negalite laikyti ilgai. Gliutaminas ir kreatinas nėra stabilūs skysčiuose. Tai vidutinis stabilumas yra apie 1 minutę. Todėl įdėję miltelius jūs išmaišote ir iš karto išgerite. Nelaikykite po treniruotės, jeigu jūs norit pasigaminti tokį gėrimą, geriau pasidarykite tik medaus gėrimą. O atėję į treniruotę atsineškite patogius 2 indelius, galite paimti vieną šaukštelį, vieno produkto, kitą šaukštelį, kito produkto. Mes dažnai siūlome sportininkams naudoti užspaudžiamus maišelius, kada
jau sportininkas pasiruošia šį produktą prieš treniruotę. Toliau gliutaminas galima naudoti esant traumom, sportiniams traumom. Ypatingai tada, kada yra kelių trauma, raumenų plyšimai, raumenų patempimai. Gliutaminą tokiu atveju reikėtų naudoti po 2 šaukštelius, 10 vidutiniškai gramų, 2-3 kartus per dieną. 30 gramų gliutamino, tiek kiek rekomenduojama yra gydomoji arba saugi dozė. 40 gramų jau turėtų skirti jūsų gydytojas, nors 40 gramų labai dažnai naudojama ir klinikose. Tai 2 arbatinius šaukštelius ryte, 2 arbatinius šaukštelius prieš pietus ir 2 arbatinius šaukštelius einant miegot, tada, kada jūs norite pagreitinti būtent savo reabilitacijos laiką po traumos. Gijimui gliutaminas labai gerai dera su cinku. Cinku jūs galite išsirinkti iš rinkoje esančių, tokiu atveju rinktis gijimui 25 mg cinko iki 50 mg. Jeigu naudotume po 25 mg, reikėtų kartu naudoti su gliutaminu ryte 25 mg ir 25 mg vakare. Gliutamino naudojimo kursų trukmė. Jeigu jūs sunkiai treniruojatės visus metus, naudokite kursais, mano jau minėtais, 14 dienų naudojame 7 dienas pertrauką. Jeigu jūs turite sezoną kažkokį tai, kuris trunka 6 mėnesius, kuris trunka galbūt 8 mėnesius, jūs galite naudoti tik treniruočių dienomis, arba jūs galite naudoti būtent kursais 14 dienų minus 7 dienos, dar galimas vienas kursas yra 21 diena minus 14 dienų. Organizme nevyksta akumuliacija, tai yra nesusikaupia produktas ir neprasideda jo pašaliniai poveikiai. Ir galų gale mes turim visada teigiamą poveikį. Kodėl negalima naudoti produkto kasdien? Aš tai vadinu išspaustos kempinės principu. Jeigu mes norime sugerti vandenį nuo stalo, sakykime, mūsų išpiltą, mes kempinę turėtume pirmą išspausti, po to dėti ant mūsų išpiltos balos, taip mes sugersim maksimaliai vandenį. Taip ir treniruotės. Tai yra vadinama banguotumo principu. Pirmą iš savęs išspaudžiam, po to duodam medžiagą ir taip jūs sugeriam žymiai daugiau. Dar ką norėčiau pasakyti apie šitą gliutaminą. Daugelis žmonių galvoja, taip, aš turiu gliutamino namuose, aš jo galiu nusipirkti vienoje, kitoje, trečioje parduotuvėje. Deja, tokio gliutamino jūs negalėsite Lietuvoje niekur įsigyti. Šis gliutaminas yra japonų kompanijos Ajinomoto kūrinys. Sportininkai, kurie yra profesionalūs sportininkai, labai gerai žino kompaniją Ajinomoto, kadangi Ajinomoto kompanija gamina pasaulyje išsiskiriančias kokybę aminų rūgštis. Jeigu biochemija, sakykime, maisto medžiagų biochemija, sakoma, nėra kitų aminų rūgščių išskyrus Ajinomoto, arba nėra kito kretino išskyrus Alzheimer kretiną. Tai vat mūsų klientai galės gauti išskirtinę kokybę ir garantiją, jog šis produktas yra tikras Ajinomoto kūrinys. Kadangi Baltų galios koncepcija yra nebendrauti su tarpininkais, o imti produktą tiesiai iš gamintojo, tai yra turėti sertifikatą, kur būtų patikrinta kokybė, patikimumas tiekime, švara. Tai visą tai apsijungtų į tai, jog klientas, tai yra jūs, gautumėt patį geriausią ir kokybiškiausią produktą.